ir lietutis mane užpuolė. Tai tą progą papasakosiu trumpą istoriją, pasitengsiu greitai. Noriu pasidalinti, kaip vidinė intuicija skatina veikti, jeigu tu ją girdi ir klausai, ką jin sako. Trumpa mano istorija. Grubiai prieš 2,5 metų buvo tokia diena, kai 2,5 metų prasidėjo pas mane pokytis, bet iki tol buvo kokie 5-7 metai kaip minimum, kai į darbą eidavau su vidiniu skausmu, nenoru. Iš tikrųjų tai buvo, galėčiau dabar sakyti, daugiau kaip nemylima veikla, bet tai, ko aš nenoriu daryti. Nors ten reikėdavo kūrybinių dalykų, techninės kūrybos, verslas ir visa kita. Iš dalies tai vežė, bet vidinio kaifo nebuvo visiškai. Kas atsitiko? Perdegimas, nusivylimas, blogos emocijos, nenoras daryti, apatija, visiškai nežinojimas kur, ką ir kaip. Žodžiu, įkalinau save į nematomą kalėjimą, kuriame išbuvau tikrai ilgą laiką. Bet dėka vienos reklamos, aišku, prieš tai aš išbandžiau įvairiausias praktikas, su įvairiausiais specialistais dirbau, tam, kad padėti savo išeiti iš to kalėjimo, iš tos būsenos. Bet reklama, kuri užkabino, buvo pasakyta labai paprastai: ateik su 100% garantija, padėsi savo ir kitiems. Tai užkabino, galvoju, labai fainą reklaminį huką panaudojo, kabliuką. Ir aišku, aš užsikabinau, pradėjau žiūrėti šitą video ir kas buvo toliau, vidus sakė, pagaliau radai, o protas sakė, dar vienas reklaminis triukas, suviliuot, atimt tavo pinigus. Iš principo taip ir buvo, taip ir galvojau, kad tai yra, bet kuo toliau aš klausiaus, tuo labiau mane viduj kažkas sakė, kad tai yra tiesa ir pabandyk. Aišku, ta reklama nuvedė prie nemokamos 1 mėnesio programos, kurso, kur nemokamai buvo galima susipažinti su hipnoze, su jos technikom, su duodamom naudom. Ir ką aš prarasiu, nemokamai, teisingai. Tai paspaudžiau tą linką, užsiregistravau ir pradėjau klausytis. Jau klausymosi metu, aš nepamenu, man atrodo, savaitę išklausiau, jau pas mane įvyko lūžis vidinis. Jau pajutau pokytį, pajutau, kad yra išeitis, kad yra galimybė išsivaduoti iš tų vidinių pančių, tų lubų apribojimų, kuriuose aš buvau. Ir nusprendžiau eiti mokintis, nors buvau labai didžiulis skeptikas, labai netikėjau tom, labai, jeigu sakydavo pabandyk hipnozę, tai juokdavau garsiai sakydamas, kad čia nesąmonės, čia manęs neveikia ir čia pasakų pasaulis. Nu ir ką, kaip sako, ko norėsi, tas ir bus, arba lygų, ko nenorėsi, tas ir bus. Kažkada buvau pasakęs, kad hipnozė net nesąmonė, nieko nedarysiu. Dabar pats esu hipnoterapeutas ir padedu žmonėms keistis, kaip be būtų keista, ar ne? Tai va, tai tęsiant istoriją, reikėjo sumokėti pinigus, kad tęsti mokymus, mokslus. Tuo metu kainavo, kaip dabar atsimenu, berods 5 mano atlyginimus mėnesinius ir aš galvoju, iš kur aš tokią pinigų sumą gausiu. Faktas, neturėjau šitokių pinigų, nes kur tu turėsi, kai tu dirbi tai, kas tau nepatinka ir neneši žmonėm tokios vertės, kokią galėtum nešti, ar ne? Tai va, pasiskolinau už tuos pinigus su labai tokiu labai dideliu vidiniu žinojimu, kad atiduosiu, gražinsiu. Ir draugas paskolino, aš labai jam dėkingas esu iki šios dienos. Ir pradėjau mokytis, praėjo nepilnai 1,5 metų, baigiantis mokslam, mano pirma klientė uždirbo 10 000 eurų. Ir man tada įsijungė viduje tas toksai žinojimas, kad visgi aš galiu kažką daugiau, galiu duoti vertę. Ir kas įdomiausiai, per tuos 1,5 metų daugiau mažiau susitvarkiau savo vidinės emocijas, pašalinau apribojimus, įsitikinimus, jau nebereikėjo taip sunkiai rytais keltis, nebereikėjo sunkiai eiti daryti tos naujos veiklos, dar senoji dirbau.
kažkaip žiūriu, kad viskas gerėja ir labai netgi gerėja. Ir ką aš galiu pasakyti, jau praėjo 2,5 metų, gyvenu kitoj lokacijoj, nusipirkom su šeima namą, negatyvių jausmų praktiškai nebėra. Jeigu jos ateina, tai aš labai jom dėkoju ir suprantu, kad tai ir man pamokos. Su kolegom dirbam, kad susitvarkyti, išsivalyti. Tai yra darbas, galima sakyti, begalinis, bet jis yra fainas. Tai va, ir dangus patvirtina tai. Ir tai yra tiesa. Tai jeigu ir tu jauties užstrigęs ir nori pasikeisti, parašyk man, paskambink ar palik komentarę, kad nori pasikalbėti. Ir pasinaudok, kaip ir aš kažkada pasinaudojau tą nemokamą galimybę. Pasidarykim konsultaciją, pažiūrėsi, suprasi apie ką aš, tau papasakosiu, parodysiu, kur tu stringi ir nuspręsi, ar tu nori toliau eiti šitą pokyčio kelionę ar ne. Ir leisk savo gyvenimui keistis. Tai dėkui, kad žiūrėjai ir iki pasimatymo kituose video.